tikrųjų labai smagu, kad šiandien mes susitikom ir pakalbėti ne apie ką, bet kadangi prasideda vasaros sezonas ir alus yra pats svarbiausias turbūt vasaros gėrimas, mes susitikome pakalbėti apie jo kokybę, apie jo pateikimą, padiskutuoti, pasidalinti įspūdį. Labas vakaras visiems. Aš turbūt čia mano misija labai maža, tiesiog pasveikinti, padėkoti visiems. Bet taip pat noriu ir pasakyti, kad Švyturio alaus kultūrą mes jau kūrėme ir vystome daugiau nei 16 metų, kai atsirado Ekstra ir 11 metų Baltas alus. Beje, noriu padėkoti visiems mūsų partneriui, Kristofui Baupliui ir visiems čia susirinkusiems, tie, kurie dirba taip pat, arba kad šiandien viso alaus tik 4,7% parduodama Horekoje, restoranuose, kavinėse, baruose. Kai paimti tokia šalis kaip Prancūzija, kur yra 28%, Vokietija 29%, Anglija 40%, taigi turime kur augti. Aš taip pat noriu pasidžiaugti, kad mes turime alaus kokybės kontrolę, turime lyderius, Joną ir Čiulietą, kurie padeda mums visiems patikrinę padėti spręsti kažkokias tas problemas. Ir mes pasiskaičiavom, kad tuose baruose tai kokybė yra nepriekaištinga visada. Pardavimai padidėja apie 6% lyginant tą patį periodą. Tai čia yra mūsų darbo įrankis, Čiulietą, taurė ir labai teisinga taurė. Taurės irgi yra pasirenkamas. Tai aš tada apie Baltijos taurę ir pasakosiu, tiesiog turbūt patys padiktavote, nuo ko pradėti. Na, iš tiesų Baltijos taurė, apie šitą maldą yra karfonė. Na, o žaliava paprastai skonį yra jaučiama, o kad gautą aromatą turėtų būti sugaudyti kaip konjako taurėje, ne? Kad konjako aromatą sugaudyti. Ir čia yra jinai tikrai tokia, krašteliu siaurėjanti. Tai norime jau vystome, tai iš tikrųjų labai glaudžiai draugaujame su kavinėm, restoranais. Labai greitai, tiesiog neteisingai įpilt bokalą ir jau klientas gali būti nepatenkintas. Jeigu jūs įpylėte, nėra visiškai lagerio tipui alui, nėra visiškai putas, jisai yra arba labai šaltas, ar labai šiltas. Ir jūs iškart sureaguosite, sakysit, ne tas, ne tokia ekstra, kažkas su ją atsitiko, žodžiu, man nepatinka. O Vos ir prašė pakeisti. Teko taip? Prašė, kad pakeisti. O sakyk, bet apinys vis tiek, nuo kurio čia jisai pradėjo labiau naujo? Prieš tai jį nenaudoja. Kitą kartą irgi.